Tai praeitas sezonas mums kaip organizacijai ir visai komandai tikrai buvo sėkmingas. Laimėjome medalius po, daugelio metų. Buvom išėję į taurės finalą, kuris labai skaudžiai baigėsi mums ir tikrai ir ypač man taip ilgai buvo geras sezonas ir neslėpsiu, kad po tokio sezono norėjau save išbandyti užsienį. Mano sutartis su Šiauliais baigėsi, grįžus iš parinktinės, kai gavau traumą, sėdome prie stalo su Šiauliais ir buvome susitarę, jeigu nerasiu gero varianto užsienyje ar kokios dar kitokios aplinkybės, tai žaisiu Lietuvoje tik Šiauliuose. Prie baudos aikštelės Jankausko smūgis, įvartis 2-2. Tai kaip minėjau anksčiau, turėjau pasiūlymą iš užsienio, keletas net nesvaršiau, o į kai kurios klubus buvau ir nuvykęs. Tai kai pranešiau, kad išvykstu į užsienį, tai labai susilaukiu didelio palaikymo iš klubo, ypač iš Gintauto, nes mes jį labai senai jau pažįstami. Aš dar kai mažas buvau, jis mane pažinojo, tai tikrai jutau didelį palaikymą, kad tik išvažiuočiau į užsienį, kad tik užsikabinčiau, klausė, kaip sekasi, kaip laikausi ir tiesiog pajutau labai didelį ryšį iš jo. Tai būdamas užsienyje tikrai labai daug svarsčiau, dėjausi pliusus minusus ir tikrai, kaip čia duo pasakyti, kad labai pasiilgau Šiaulių, visi tie prisiminimai, tos pergalės, ta trečia vieta džiaugsmas, po žimtos vietos, fanų eisenos, ta pati Rūbinė, tas pats miestas, sąlygos, kokios sudarytos, kaip žmonės palaiko tą miestą, mano gimtąjį miestą. Tai tikrai, nežinau, toks apėmė viduje kaip ir liūdesys gal, kad noriu toliau likti, noriu džiuginti toliau savo miestą, jį daryti dar didesniu ir tą pačią šeimą, kaip ir sakiau, fanus, trenerius, valdžią, draugus, tai iškovojama istorinė 3 vieta su Šiauliais ir dabar atėjo tokia neeilinė šventė, galima taip sakyti, į Šiaulius, kad labai noriu ir su jais sudalyvauti Europoje, tai tikrai, koks yra palaikymas, kokį jaučiu jį iš viso miesto, tai tiesiog norėjau toliau tęsti darbus čia ir tiesiog man kaip mažam vaikui stebint Šiaulius, kai padavinėdavau tos pačius kamuolius ir dabar su komanda tam pačiam stadione apsivilkus tos marškinėlius žengti Europoje, tai sakau, gal kas nesupras, bet čia yra viena iš mano svajonių, kur, manau, ne kiekvienas gali tą patirti ir sakau, čia tie dalykai manęs kiti nesuvilios ar kažkas, nes čia yra labiau negu ar tie pinigai, ar tiesiog meilė tam mano miestui, kur visi aplinkui ir kai matau miestuose, kai žmonės užkalbina, linki sėkmės, tai mane tik varo tas į priekį toliau čia tęsti darbus. Tai kaip ir plius pamatėme praeitais metais iš rinktinės trenerio, kokis dėmesį didelį skiria A lygos žaidėjams, tai ir buvo vienas iš tų dalykų irgi, kuris gal ir padėjo pasirinkti Šiaulius, nes kaip žinome, gal aš žinau tiksliau, kad kažkada senai buvau išvykęs į Slovakiją ir ten labai nudegiau. Ir po tikrai gero sezono tuo metu Sūduvoje, taip ir galiu pasakyti, buvau prapuolęs, niekas manęs nebelabai žinojo, ką aš ten darau ir panašiai, ir tas laikotarpis buvo sunkus ir tiesiog supratau, gal viduj širdyje, kad reikia toliau tęsti darbus čia, nes kaip ir matome šiais metais komanda labai komplektuojasi stipriai, atėję labai stiprūs žaidėjai, ta pati A lyga tikrai labai sustiprėjusi yra, kaip man kitais metais čempionai tapo Panevėžys ir kiek komandų konkuravo dėl tų europinių vietų, kad ir tų medalių. Ir sakau, rinktinės treneris, kaip dar kartą pasikartosiu, leido daug A lygos žaidėjų
Ir manau, jeigu toliau taip viskas gerai bus, man toliau taip gerai žaisiu, tai manau, viskas bus taip, nes važiuoti vėl į užsienį, kur yra nežinomybė, kur tu nežinai, ar tu žaisi, ar pasikeis treneris, tai irgi nesinorėjo, buvo gal net ne tai, kad baimė, tokia susikaustimas, gal verta čia likti, tai manau, pasirinkau geriausią dalyką dabar. Tai kai oficialiai pasirašiau su Šiauliais sutartį ir komanda paskelbė apie mano pasirašymą, tai labai susilaukiau ne tai, kad asmeniškai keletos skambučių ir pati visa visuomenė labai skeptiškai žiūrėjo į šitą pasirašymą. Ir norėčiau pasakyti, kad jie tikrai nežino priežasčių, dėl ko aš pasirašiau ir aš tik vienas tą žinau ir, kai sakau, dar kartą pasikartosiu, kad kai pasirašiau sutartį su Šiauliais, nukrito akmuo man nuo širdies. Norėčiau visiems perduoti, kas žiūrės šitą video, kad tai mano gyvenimas ir aš sprendžiu, ką daryti ir tikrai visuomenė nenuspręs, kur aš turiu važiuoti ir kur žaisti. Taip, gal kažkam atrodo, kad važiuoju į užsienį, bet jeigu aš ten nebūsiu laimingas, tai ir aš ten nežaisiu. O čia tikrai susilaukiu didelio palaikymo iš tos pačios šeimos, draugų, klubo, to pačio mero, kokį palaikymą gaunu, tai tas mane veža ir noriu tęsti darbus. Taipogi bendravau ir su rinktinės treneriu, tai jis tikrai mane palaiko šiuo sprendimu ir labai to džiaugiuosi. O pabaigai, tie, kas palaiko mane ir Šiaulius, turiu žinutę. Kas nugalės? Teisingai, Šiauliai!